Labas rytas. Labas rytas. Pusryčiaujam. Debesuota šiandien, bet gal prasigėdrės. Ir visai nėra baisiai šalta. Nu čia nėra vėjo gerai, nes kai nuvažiuosime į Daniją, man atrodo, bus vėjuota. O čia tai gerai, jokio vėjelių. Reiks pabiškį pakuotis jau. Važiuosim ką nors apžiūrėt. Dar iki Danijos ten valanda kažkur. Pusantros. Bet mes nevarysim dabar kempingą, nes darytas. Tai reiks nuvaryt prie jūros, manau. O po to į kempingą ieškosim vietos. Kas? No. Paliekam savo kempingėlį Vokietijoje. Važiuosim kuro užsipilti ir judėsim link Danijos. Na va, ką tik kirtom sieną Danijos. Sustabdė patikrint mašiną visą. Bet nieko daug nekraustė, tiesiog pasus patikrino, paklausinėjo, kiek laiko būsim, kur būsim, ką veiksim. 600 metrų. Pasirinkite išvažiavimą dešinėje. Ir viskas. Varom dabar biškį prie jūros. Užtvertas kelias, norėjau važiuoti ten prie jūros, bet užtverta. Oi. Čia iš Vokietijos pusės. Gal reiks iš Danijos bandyti važiuoti, nežinau. Karvės prišykė visur čia. Makaruojamės per tokius kaimus. Tai Danijai, tai Vokietijai. Ką reikės? Važiuoti kitą vietą. Na, mes dar Vokietijai. Užsukome parduotuvę šiek tiek, žiūriu pietų metas. Tai va čia va sustojom. Kažkokiam parkinge. Užvirė vanduo. Taip, aš girdžiu tave. Viskas užvirė vanduo, vat, pavalgam. Važiuosim, pabiškį judam. Mes iš vis niekur neskubam dabar. Taip. Valgysim makaroną, valgysim mėsos. Vaikiškų dešrelių kažkokių. Vokiškų. Abentūrų Wurst. Ir važinėjom pagal Danijos pasienį. Užkandom. Reikia lėkti kažkur kažką pažiūrėti. Važiuojame į Daniją, jau viskas. Atsibodo toj Vokietijoje. Ar mes jau Danijoje? Aš pats nebežinau, kur mes esam. Pažiūrim, kur mes esam. O? Šalia Danijos. Iki Danijos reikia eiti 3 minutės piškom. 200 metrų iki Danijos, va kur mes esam. Važiuojam ten, pažiūrėsim, kažkoks yra būdelė. Būdelė yra kažkokia. Nesąmonė būdelė. Pažiūrėsim kažką nesąmonę. Let's go. Va, šitą būdelę pasienio. Dabar reikia man važiuoti jau. Nes mašina atvažiuoja. Mašina? Taip. Kodėl? Kodėl? Todėl.
Atvažiavome. Tokia vietelė. Čia kaip ir pasienis, o čia už tvoros Danijos valdos. O čia Vokietijos. Čia kažkokia informacija, bet čia nieko nėra. Ai, va, yra. Nacionalpark. Nacionalinis parkas. Jo, čia kažkoks memorialas yra. Deutschland, Danish. Lipam, lipam, lipam. Va, kokia jūra. Nusekus. Kodėl čia užtvėrė? Kažką skaičiau, kad čia dėl kiaulių maro kažkokio ar šernų maro. Kažkaip dėl gyvūnų, kad nemigruotų iš vienos šalies į kitą. Kūlį padarei? Čia srūtas bėga kažkokias ta jūra. Šiaurės jūra. Gyvūnas srūtas. Nes čia visur fermos aplinkui. Toliau plavinėjom po Daniją jau. Sustojom, kur kažką pamatom. O, čia teka upė kažkokia. Tu gal neik čia, matė, dar įgriūsi. Čia nėra nei tvoros, nieko. Čia yra tiltas kažkoks, užtvanka. Ar kas čia būdavo? Senoviškas kažkoks. Mediniai kokie vartai. Čia va tavo suka ir užsidaro. Šitą reikia sukti. Dabar užrakinta. Ir užsidaro vartai. O kokius namelius užmatėm. Čia kažkieno ir aš nežinau. Ar čia galim vaikščioti? Man vaikščioti. Ką čia darai, Matė? Doktorius. Sustojom va į tokią vietelę. Vėl kažkur netoli jūros. Eisim ten. Restoranėlis kažkoks yra čia. Va, kur mes esam pačiam pakrašty. Sužiūrėk.
Važiuosim į šitą salą. Rytoj gal. Paskui važiuosim čia kažkur. Žiūrėsiu. Aukštai. Taip, aukštai. Dag aukštai. Dag Si. aukštai. Si. Ja, det er flot der. Ja. Kas čia parašyta? Miestai kažkokie. Tai čia vėl kažkokia upė ir užtvanka buvo. Šitas diena! Va šitie sliūžai, kaip jie vadinasi. Bet jie dar veikiantis, vat matosi viskas pajungta. Reguliuoja upės šitą aukštį, nuleidžia, pakelia. Lygumų kraštas, ta Danija. Nėra iš vis kalnų. Kaip Lietuvoj. Ateik čia. Labai čia pavojinga. Čia gilu labai. Neužtverta, nieko čia pas juos. Valgom ledų. Nusipelnėm šiandien. Mes daug viską matėm. Šitas alus tai ne mūsų. Šiandien. Važiuosim į kempingą. Kempingą. Skanūs ledai. Ui, Šalti. ui, šilti. Visai šilta diena šiandien. Apsiniaukė, bet tokia dušna. Karšta. Va taip dirba. Ūkininkai taip dirba. Jie lapjūtė. Nu va, biškį pavažiavom 20 minučių ir mes jau kempingė. Kažkokiam kaimelį, miestelis čia kažkoks radom. Buvusi vaikų stovykla ir dabar padarytas kempingas. Bet vaikų labai daug. Tai matėjo bus šis smagu. Ir 17 eurų tik. Kainos geros. Vakar mokėjau irgi 20 eurų. Šiandien 17. Man patinka tokios kainos. Ir da baseinas net kažkur yra. Nueisim po to pasivaikščiosim. Matėjo dabar snaudžia. Nu va, Matėjo galės duotis. Smagu čia? Čia nereikia batų. Ok? Vakarojam. Matėjo žaidžia laidais. Jo, visą vakarą Matėjo pražaidė kokias 3 valandas. Patinka jam čia, patinka. Eisim dabar valgyti vakarienės šiek tiek. Nes jau 7. Niekur nebevažiavom. Džiaugiamės, tiesiog ilsimės. Nuo visokių važiavimo 2 dienas reikėjo važiuoti, tai labai toli. Atsiboda biškai, aišku. Tai va, pasidarėm vakarienę, eisim praustis ir ilsėtis, miegot. Visai geras tas kempingas, patinka, dušai nauji yra, mačiau. Net virtuvė yra, galim valgyti darytis.
Orkaitę yra galim kepti. Galim kepti vištą. Что на нее? Aha. Мама, Ramučia. мамуча фенляко. Aš tave dabar filmuoju. Не, Aha. не шашины. Pasako, ką čia darai. Иду. Žaidi? Mateo prisivežė laidų visokių, Иду. kad turėtų ką žaisti. Чужит задусь. Заду. Galvojam, gal net rytoj čia dar likti vieną dieną. Koks tas planas mano neaiškus iš vis. Nėra tikslaus plano, tiesiog vat, kaip išeina, taip ir daroma. Nieko nesu užrezervavęs. Nu, apart paskutinio kelto į Lietuvą jau į Klaipėdą. Toks variantas yra arba iš ryto į baseiną ir po to varyti jau kažkur važiuoti į kitą kempingą. Arba jeigu liekam, tai ryte reikia kažkur nuvažiuoti, paeksplorint dar, patirinėti ir grįžti čia po pietų. Į baseiną tada po pietų nuvaryti. Va tokie du variantai, bet dar neapsisprendžia iki galo. Kaip rytoj vat, nuotaika bus tokia ir taip ir darysim. Va, čia yra naujas pastatas, visas pastatytas. Dušai, tualetai, virtuvė. Einam ten. Ten virtuvė dabar valgo, tai nefilmuosiu. Tualetai, dušai. Tai einam. О, да? Задушишь. O, viskas gražu, švaru, nauja. Ой, сейчас. О, Renkis. кыша. Renkis tu. О, сидели газеты. Mes jau miegosim. Taip, Купуля. iki rytojaus. Экая то есть купуля. Rytojaus. Экая на душ. Susitiksim rytoj. Ato.